Jeigu norite su ko nors susipykti, vienas patikimiausių būdų pradėti kalbėti apie Dievą. Ar jis egzistuoja? Ar jo egzistavimą galima įrodyti? O gal religija yra tik žmonių sukurta sistema? Tačiau naujame laidų cikle religijos istorija bandysime užduoti kiek kitokį klausimą. Ne tai, ar Dievas yra, o tai, kodėl žmonės tūkstančius metų tikėjo dievais, dvasiomis ir antgamtinėmis jėgomis. Pirmoji įvadinė religijos istorijos laida jau pasirodė. Kaip atsirado pirmieji tikėjimai, kaip šamanai tapo žiniais ir šventikais, kodėl dievų pasaulis pradėjo priminti žmonių visuomenę, kaip religija susijungė su valstybe, valdžia ir įstatymais, ir ką senieji religiniai tekstai iš tiesų pasakoja ne tik apie dievus, bet ir apie juos parašiusius žmonės. Šiame cikle keliausime nuo pirmųjų žmonijos tikėjimų ir seniausių civilizacijų iki Kanano, ankstyvo Izraelio, monoteizmo formavimuose, helenistinio pasaulio, krikščionybės atsiradimo ir Naujojo testamento istorijos. Tai bandymas pažvelgti į religiją kaip į vieną svarbiausių ir įtakingiausių žmonijos istorijos reiškinių. Aiškiai skirsime tai, ką rodo istoriniai šaltiniai, archeologiniai radiniai ir religijotyros tyrimai, nuo to, kuo tiki konkrečios religinės tradicijos. Tai bus 10-11 laidų ciklas, skirtas YouTube kanalo nariams ir mano rėmėjams paramos platformoje. Tačiau noriu pabrėžti, viešai prieinamas kanalo laidos niekur nedingsta. Jau artimiausiu metu pasirodys nauja senovės istorijos laida, o po jos ir kitos viešai prieinamos kanalo laidos. Religijos istorija bus atskiras išskirtinis ciklas tiems, kurie nori prisidėti prie naujų laidų kūrimo ir kartu leistis į gerokai ilgesnę bei išsamesnę kelionę. Norėdami pažiūrėti pirmąją laidą, jau dabar galite tapti YouTube kanalo nariais arba mano rėmėjais paramos platformoje. Jūsų parama man padeda daugiau laiko skirti naujų laidų kūrimui. Visas nuorodas rasite šio vaizdo įrašo aprašyme, apačioje. Kviečiu prisijungti ir pradėti kelionę po religijų istoriją.